Ar tu žinojai, kad tavo oda atpažįsta, kas yra tikra? Šiandien papasakosiu naują dalyką, kas kardinaliai pakeis tavo požiūrį į paakių padėlius. Pradėsiu nuo elementaraus kasdieninio pavyzdžio, tarkim, kaip mūsų kūnas renkasi juodus ikrus. Oi, kvepia riešutais, norisi iš karto paragauti. Mano kūnas sako, tai sveika, noriu kartoti dažniau kiekvieną rytą. Čia yra dirbtiniai ikrai, sintetiniu būdu išvesti. Ir mano kūnas sako, ne. Gal mes dekoruokime maistą, bet aš šiandieną jų valgyti nenoriu. Tai žinokit, visai yra tas pats ir su NMN paakių padeliais. NMN yra keletos rūšių. Yra tik 2 pasaulyje gamyklos, kurios gamina fermentuotą, gyvą NMN iš maisto produktų, kurį mūsų oda labai greitai atpažįsta ir pasisavina akimirksniu. Ir daugelis klienčių sako, Erika, aš nesuprantu, mano oda gyva, jinai kvėpuoja, elastinga. Taigi tai yra esminis skirtumas, jeigu mes lygintume su cheminiu laboratorijoje išvestu NMN, kuriame galimai yra cheminių likučių, galimai gali būti alergija. Ir tikrai oda nesijaučia gyva. Taigi, mano oda cheminiam NMN sako, tikrai ne. NMN padeliai nenaikina nuovargio, jie paprasčiausiai neleidžia jam atsirasti. Aš dažnai pagalvoju, kaip atrodytų mano paakiai, jeigu aš būčiau nenaudojusi visus metus NMN paakių padelių. Geriau apie tai negalvoti.